Planuojate 2026 metų atostogas? Ar žinote, kokie mėnesiai yra palankiausi jūsų atostoginių dydžiui? 2026 metais palankiausi mėnesiai atostogom kovas, balandis ir liepa. Tuo tarpu mažiausias atostogų vidurkis sausį, vasarį ir lapkritį. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog ši taisyklė galioja tik tuo met, kai jūsų darbo užmokestis yra vienodas kiekvieną mėnesį. Įtaką atostoginių apskaičiavimui gali padaryti mokami priedai, priemokos už naktinį darbą, viršvalandžius, darbas per išeigines ir šventes. Šios išmokos keičia atostoginių vidurkį. O jeigu jūsų darbo užmokestis didėja 2026 metais, tai geriausia būtų numatyti atostogas po 3 mėnesių nuo algos padidėjimo. Be to, nuo 2026 metų sausio 1 dienos minimali mėnesinė alga padidėjo 11%. Todėl daugumos darbuotojų darbo užmokestis bus didesnis nei praėjusių metų gruodžio mėnesį. Atostogos ne tik apie datas kalendoriuje, bet ir apie protingą planavimą. Išsisaugokite šį video, pravers planuojant 2026 metų atostogas.